Taigi, kaip pridėti naują produktą su variantais į mūsų internetinę parduotuvę. Tai užeiname ant produktai, spaudžiame pridėti naują, įsirašome produkto pavadinimą, aprašome produktą, toliau paėjus žemyn pasirinkame produkto tipą, tai būtų produktus su variantais ir nustatome prekės kodą. Tai šiuo atveju būtų bendrinis. Toliau einame į pristatymas, kuriame įrašome produkto svorį, matmenys. Tai matmenys šiuo atveju, jeigu mes marškinėlius pardavinėjom, tai mums reikėtų rašyti ne išlankstyto, o siuntimo. Toliau pristatymo klasės jokios nesirenkame. Susėti produktai, tai vėl pasirenkame upsellus, crosssellus. Jeigu jūsų šablonė atvaizduoja juos, jeigu ne, tai čia rinktis nieko nereikėtų. Toliau einame į požymius. Taigi, mano požymis būtų spalva ir dydis. Tai visų pirma pradėsiu nuo dydžio. Tai įrašome požymio pavadinimą ir įrašome reikšmes su tai tokiu ženkliuku. Jį ant klaviatūros galite parašyti paspaudę Shift ir pasvirą į brūkšnį. Bet pasvirą į brūkšnį reikėtų rašyti ne tą, kur dažniausiai rašote, o kur linkimas yra į kitą pusę. Na, pamatysite patys ant savo klaviatūros. Taigi, pradedu rašyti, kad aš turiu dydžius XS. Toliau S, M, L, XL ir XXL. Toliau mums reikėtų dažniausiai visada būti pažymėjus, kad rodoma produkto puslapyje ir naudojama variantams kurti. Tačiau naudojama variantams kurti ne visiems požymėms reikia būti pažymėjus. Šiuo atveju, kadangi žmogus pirkdamas turės pasirinkti dydį, tai mums reikia pažymėti naudojamą variantams kurti. Toliau spaudžiame pridėti naują. Pasirinkame spalvą. Norėčiau dar pabrėžti, kad mums ne visada reikia rašyti ranka ir spausti pridėti naują. Jeigu jūsų parduotuvė jau yra pilnai funkcionuojant ir turi produktų su variantais, tai tiesiog galite paspausti pridėti esamą ir iš šio sąrašo pasirinkti. Toliau, spalvą rašome raudoną, vėl tokį patį tiesų brūkšnelį dedame, geltona ir juoda. Gal tiksliau darysiu tik tai 2. Tai yra balta ir juoda. Ir vėl pažymime, kad rodoma produkto puslapį ir naudojama variantams kurti. Toliau galime pridėti dar vieną požymį, tai šiuo atveju būtų medžiaga, su kurio nebekursime variantų. Taigi medžiaga ir įrašome, kad šilkas. Ir atžymime varnele naudojama variantams kurti, nes šis atributas bus visiems mūsų parduodamam produktų variantams. Jo negalės klientas pasirinkti, tiesiog dėl bendros informacijos mes jį įrašome. Visą tai padarę, spaudžiame įsaugoti požymius. Palaukiame, kol persikrauna. Ir viskas. Toliau einame į variantai. Taigi, kadangi mes turime požymius, tų požymius dydis ir spalva, kuriuos naudosime kaip variantams kurti, tai užėję į variantai spaudžiame generuoti variantus automatiškai.
Ir matome, kad turime visus galimus variantus. Tai yra XS balta, XS juoda, S balta, S juoda ir taip toliau. Toliau mums reikėtų nustatyti kiekvienam variantui kainą, prekės kodą, nuotrauką. Ir šiuo atveju aš turiu dvi nuotraukas, baltą ir juodą. Taigi, kadangi čia yra balta, tai aš nustatau baltą nuotrauką. Oi, dar nesu įsikėlęs juodos. Taigi, nuotraukai kelti irgi galima labai paprastai. Užėjus įkelti failus, pasirinkti failus. Va, čia mano nuotrauka, jinai nėra suspausta, neparuoštai kelti į svetainę ir tai gali apkrauti svetainę. Negali, bet taip ir bus, nes matome, kad ši nuotrauka sveria 420 KB, o kitus, kaip pavyzdys, tik tai 100. Taigi pasirenkame, oi, ne tą nuotrauką pasirinkau, kadangi čia yra balti marškiniai, tai aš pasirinku nuotrauką baltą ir rašau prekės kodą, tai galiu naudoti tą patį maršk 2, nusikopijuoju jį ir įklijuoju, parašydamas, kad tai yra XSB. Taigi mes vien jau palei prekės kodą matysime, kad tai yra marškinėliai, kurių dydis yra XS ir spalva balta. Toliau įrašome varianto kainą. Tai varianto kaina mano atveju būtų 20 eurų, išpardavimo kaina būtų 16 eurų. Vėlgi pasižymime atsargų likutį, jeigu mes jį turime. Jeigu turime, pasižymime turime, jeigu neturime, neturime, o jeigu norime valdyti atsargas, tai mums reikėtų užsidėti varnelę ant valdyti atsargas. Ir dabar matome, kad mes galime įsirašyti tam tikrą kiekį šios prekės. Tiksliau ne šios prekės, o šio variantų. Tai reiškia, mes šioje vietoje turime įrašyti, kiek mes turime XS marškinių, baltų marškinėlių. Iš šiuo atveju aš turiu 3 tik tai. Ir įrašau svorį. Išmatavimus. Pristatymo klasės nekeičiam, nebent pas jūs yra jos padarytos jau. Toliau aprašymo mums nereikia naudoti, nebent yra kažkoks specifinis šio varianto aprašymas. Kitu atveju visą aprašymą atvaizduos tą patį kaip viso produkto aprašymą. Ir viskas. Vieną variantą turime pilnai pasibaigę. Toliau aš tiesiog nusikopijuosiu, kad būtų lengva pakeisti. Tā siūlau daryti ir jums. Pasižymime iškart valdyti atsargas, įklijuojame kodą ir pakeičiam tiesiog į J raidę, nes visas SKU kodas išlieka mano tas pats, tik tai aš paskutinę raidę žymiu spalvą. Toliau įrašome varianto kainą. Šiuo atveju gali šitas būti brangesnis. Nebūtina visiems variantams daryti tą pačią kainą. Įsirašau, kad šios turiu 5 vienetus. Toliau vėl parašau svorį, išmatavimus. Jeigu mes nežinome svorio ar išmatavimų, tai nebūtina rašyti. Ir viskas. Kitų nepildysiu, užteks 2. Tačiau jeigu norite, kad jūsų visi variantai būtų perkami, tai jums reikia užsipildyti visus šios laukelius kiekvienam variantui atskirai. Spaudžiu saugoti keitimus. Einame toliau papildomą. Čia galime išjungti atsiliepimus. Tai reiškia, kad klientai galės matyti ir rašyti atsiliepimus. Kitu atveju, jeigu mes išjungsime, klientas negalės nei rašyti, nei matyti atsiliepimų. Ir aprašome trumpas produkto aprašymas. Tai būtų su tekstu viskas. Toliau mums reikėtų nusistatyti produkto nuotrauką. Tai mes jau turime variantuose nusistatę nuotraukas, tačiau mums reikėtų nusistatyti nuotrauką, kurią atvaizduos parduotuvėje. Tai šiuo atveju aš nusistatysiu baltus, gražius. Toliau pasirenkame produkto galeriją.
Tai galime pasirinkti, kad ir visas nuotraukas, apart tos pagrindinės, kurią jau tenai pažymėjome. Nes jeigu mes ją pasižymėsime, mums ją duplikuos. Spaudžiame pridėti galeriją, turime nuotraukų galeriją jau ir mums reikėtų pasirinkti kategoriją. Jeigu kategorijos nėra, galime spausti pridėti naują kategoriją, tada įsirašyti pavadinimą, daleiskim suaugusiems. Ir aš ją priskirsiu prie marškinėlių. Tai reiškia, kad aš turiu pasirinkti tėvinę kategoriją marškinėliai. Tai nuo marškinėlių bus dar viena atšaka į suaugusiems. Ir spaudžiame pridėti naują kategoriją. Štai. Atlikę visus šios žingsnius dar kartą pasitikriname, kad turėtumėm viską surašyta, užpildyta. Ir kai viską turime, spaudžiame paskelbti. Viskas, mūsų produktas paskelbtas, galime jį peržiūrėti. Taigi, turime produktą su variantais. Galime pasirinkti dydį. Šiuo metu yra vienas dydis, nes kitų esu neužpildęs. Ir pasirinkti spalvą. Taigi, matome, kad palei mūsų pasirinkimą keičiasi nuotraukos. Šiuo atveju aš esu statęs ant juodos nuotraukos, ant juodo varianto blogą nuotrauką. Tai jums reikėtų statyti gerą. Ir matome, kaip keičiasi mūsų produkto kodas palei pasirinkimą. Tai tiek.